Tai sveiki dar kartelį visi, kas jau čia šiandien dalyvaujat ir prisijungėt. Ir kokiu principu mes šiandien su jumis būtent darbuosimės. Ne? Tai koks mūsų mokymų planas? Nes startuojame 10:30 iki 12 valandos mes mokysimės. Nuo 12 iki 1 mes turėsim pietų pertrauką ir kaip ir minėjau, po pietų tada aš būsiu į tą patį čatą įkėlus Marina jum elektroniniu paštu, kadangi jūs pas mus nesate čate, atsiųsiu naują Zoom prisijungimą ir po pietų jau jungsime su nauju prisijungimu. Tada vėl mokysimės nuo 13 valandos iki 14:30, nuo 14:30 iki 14:45 turėsim tokią trumpą pertraukėlę pravėdint smegenim ir sugult informacijai. Ir 14:05, kai startuosim, 17:00 turėtume pabaigti. Būkit drąsūs, jeigu man bekalbant kyla kažkokių tai klausimų, tai tiesiog tada tikrai junkitės mikrofoną ir drąsiai klausimą užduokit. Kokias tematikas mes šiandien praseisim, ne? Tai mes pasikalbėsim visų pirmiausia, jūs kaip partneriai be abejo turit suvokti, su kokia įmonė bendradarbiaujat, tai kalbėsim apie patį Golden Gate Cedel-Metalę, kas tai per įmonė. Trumpai, tada kalbėsim apie tai, ką jums reikia apskritai žinoti, kas tas investicinis auksas ir kokie yra su juo susiję niuansai. Kalbėsim apie tai, nuo ko apskritai pradėti šitą veiklą ir kur rasti klientų. Kalbėsim apie tai, kaip užmegzti kontaktą su klientu. Aptarsim veiksmus, kokius reikia daryti iki webinaro ir kokius veiksmus reikia daryti po webinaro. Pasianalizuosim dažniausiai klientų užduodamus klausimus ir tuo pačiu mokysimės, kaip į juos reikia atsakyti. Išsianalizuosim, kaip reikia pildyti sutartį ir aptarsim visą, koks pas mus yra servisas, kokius laiškus klientai gauna ir kokie yra galimi prisijungimai patiem partneriam ir klientam, kad irgi matyti, kas su tuo auksu vyksta. Taigi, pradėsim. Pradėsim nuo to, kad mes atstovaujam įmonę būtent Golden Gate Cedel-Metalę ir šitoj vietoj šiek tiek užbėgsiu įvykiam už akių ir pasakysiu, kad po naujų metų šitoje įmonėje bus pakankamai dideli pokyčiai, nes iki šiol šita įmonė buvo savotiškai įmonių koncernas ir buvo kelios įmonės, tai buvo Golden Gate Cedel-Metalė, kuri būtent su tauriaisiais metalais, buvo Golden Gate Technologies, kurie dirbo būtent su techniniais metalais, jie turėjo įmonės pasiskirsčiusias pagal produktus. Po naujų metų pas juos vyksta dideli pokyčiai, jie susilieja į vieną didelę akcinę bendrovę ir po naujų metų šiek tiek bus pokyčių pačiose sutartyse. Tai apie tai detaliau mes dar paskui su jumis irgi kalbėsimės, kai jau tie faktai visi įvyks. Ir kasgi ta Golden Gate Cedel-Metalė apskritai per įmonę. Tai čia matot nuotraukoje būtent šitos įmonės įkūrėja, vyresnis tas vyrukas, taip, tai ponas Herbertas Beras, jis turi daugiau nei 30 metų patirtį dirbant su finansais ir investicijomis. Ir ponas Beras visada ieškojo pačių palankiausių investavimo galimybių savo klientam. Ir per savo ilgametę patirtį, virš 30 metų, jis priėjo prie išvados, kad auksas, taurieji metalai, techniniai metalai, tai yra vienos iš tokių, sakykime, stabiliausių investavimo krypčių. Taip? Ir būtent tada jam gimė idėja, po ilgametės patirties su įvairiom investicijom, gimė jam idėja, kad sukurti unikalų kažkokį tai konceptą, leidžiantį visiems investuoti į auksą. Nes iki šiol galbūt žmonės dažnai galvodavo, kad į auksą gali investuoti tik turtingi žmonės. Tai pats produkto konceptas buvo sukurtas 2009 metais ir pirmoji jų įmonė savo veiklą pradėjo vykdyti Austrijoje. Na, o Vokietijoje pati įmonė Golden Gate Cedel-Metalė, kurios būtent mūsų klientai ir tampa klientais, buvo įkurta 2012 metais. Ir šiuo metu šią unikalią kaupimo sistemą šitą įmonę vysto 11 Europos valstybių. Kaip ir minėjau, užsiema šitą įmonę ne vien tik tais auksu ar sidabru, bet ir užsiema platina, paladis, techniniai metalai ir panašus tokie dalykai. Ne? Ką mums apskritai reikia žinoti apie tą investicinį auksą. Dabar beje, matau, kad ant ekrano man rodo kažkodėl tai Irutė, o ne mane. Taip, tai palaukit, aš pabandysiu perjungti.
perjungti, kad rodytų mane. Taip. Na, kažkaip man nepavyksta. Taip, tai dabar žiūrėkit, grįšiu atgal, nes čia netyčia dar ir prispaudžiau. Taip, grįžtam atgal. Tai kas apskritai yra laikoma tuo investiciniu auksu? Investicinis auksas pagal įstatyminį apibrėžimą tai turi būti ne mažesnė praba nei 995 ir iki 1000. Tuos luitelius, kuriuos gauna mūsų klientai, jie būna grynumo 999,99, tai beveik 1000% grynumo luiteliai. Taip, ir tokia yra dar sakoma, kad jeigu tai norim pripažinti kaip investicinį auksą, tai jo turi būti svoris ne mažiau nei 1 gramas. Ne? Taip pat dar be abejo investicinių auksų gali būti laikomos ir numizmatinės monetos, bet tai nėra visiškai galbūt mūsų tematika, nes mūsų klientai siunčiasi būtent luitelius. Kitas svarbus faktorius, kurį turit žinoti, tai yra LBMA standartas. Taip, kodėl yra labai svarbu, kad luiteliai, kuriuos žmonės įsigyja, atitiktų būtent LBMA standartą. Kas tai apskritai LBMA? LBMA tai yra Londono leidinių birža, tai yra asociacija vienijanti aukso gamintojus, tiekėjus į tokią būtent susivienijimą, kur jie nustato ir pasaulinės kainas ir visa kita. Ir tauriųjų metalų perdirbimo įmonės, tos, kurios būtent gamina šios luitelius, gali būti įtraukiamos į gero pristatymo sąrašą. Dar kitaip angliškai tai vadinamas good delivery. Ką tai reiškia, jeigu tiekėjas arba gamintojas yra įtrauktas į šitą sąrašą? Tai visų pirmiausia, klientui tai sako, kad šiuo gamintoju galima pasitikėti, tai yra saugu ir tai yra kokybiškas auksas. Ten, norint pakliūti į tą sąrašą, jie nuolat yra vertinami tie tiekėjai ir gali būti pasitaiko tokių situacijų, kai kai kurie tiekėjai būna iš to sąrašo pašalinami. Taip. Pakliūti norint, visų pirmiausia, turim atitikti ne tik kokybės keliamus reikalavimus, bet netgi kitokių smulkmenų, o kaipgi yra gavyba aukso vykdoma, ar ten nėra išnaudojami žmonės ir panašiai. Taigi, kai klientas perka būtent LBMA standarto good delivery patvirtinto tiekėjo luitelius, tai jam tai reiškia, kad visų pirmiausia, dar kartą pakartosiu, saugumas, kokybė. Ir tai, kad tokį luitelį klientas galės lengvai parduoti 264 bankuose pasaulyje. Taip. Tada ką mes dar turim žinoti? Čia jūs nuotraukoje matot vieną kaip tik iš mūsų realių, mūsų klientų gautų siuntų, kur matot įvairaus dydžio luiteliai. Rinkoje šiaip apskritai yra 1 gramo luiteliai, 2, 5, 10, 20. Šiek tiek daugiau sustosiu 31,1, tai vadinamoji trojos uncija. Tai yra tarptautinis matavimo vienetas ir tai yra toks, na, sakykime, kaip ir kalbant apie tauriosius metalus, toks savotiškas standartas. Ir tada kiti luiteliai, kurie gali būti, yra 50 gramų, 100 gramų, 250, 500 gramų ir 1 kilogramas. Ir rinkoje jokių kitokių, sakykime, luitelių ten 0,5 gramo, 0,25 gramo tikrai niekur nenupirksit. Taip? Biržos kaina, ką mums reiškia apskritai biržos kaina, taip? Tai biržos kaina reiškia, kad mes būtent galim ten įsivertinti ir pamatyti ne tai, už kiek aš galiu fiziškai nusipirkti, ne, dabar pavyzdžiui, ten gramą, kilogramą ar kažkiek tai. Biržos kaina gali būti tiesiogiai Londono biržos kaina nurodyta, jinai yra skelbiama doleriais ir skelbiama 2 kartus per dieną. Ir yra dar taip vadinamos gold spot. Tai jos yra naudojamos kaip pagrindas nustatyti būtent mažmeninės ir didmeninės kainas apskritai rinkoje. Ir už tą kainą, kurią jūs matysit ar gold spote, ar Londono leidinių biržai, fiziškai žmogus nusipirkti aukso tikrai negalės. Plius, ką jūs dar turit suprasti, tai kad nepriklausomai nuo to, kaip jūs ten pasirinksit, kad jums rodytų, ar 1 kilogramo šiandien dienai kaina, ar 1 uncijos, ar 1 gramo, visada biržai bus vertinama kilograminė gramo kaina.
šitoje vietoje noriu dar iš karto pabrėžti, kad kuo didesnio svorio yra luitelis, tuo jo graminė kaina, gramo kaina, ne, jinai tampa palankesnė vartotojui. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu mes pirksim kilogramą aukso, tai gramo kaina mums gali gautis 50 eurų. Jeigu mes pirksim 1 gramo luitelį, mums kaina gali siekti ir vos ne 80 eurų už gramą. Teisingai. Tai biržoje, nepriklausomai nuo to, ką mes pasirinksim, nes ten dažniausiai būna 3 opcijos, tai yra kilogramas, uncija ar gramas, visada bus rodoma ta pati palankiausia, tai yra kilograminė gramo kaina. Didmeninė, kitaip, jeigu mes ją pavadintume. Ne? Ką dar turim žinoti apie investicinį auksą? Tai turim žinot, kad jeigu mes luitelį perkam už vieną kainą, tai parduodam dažniausiai už kitą kainą. Todėl, jeigu, pavyzdžiui, klientas turi tikslą labiau spekuliuoti, tai mūsų kaupimo programa jam tada tikrai netinka. Bet jeigu klientas turi ilgalaikius tikslus, tai yra, kad jis investuoja į auksą ilgalaikiai perspektyvoje ir nori būtent išsaugoti savo kapitalą, tai tada mūsų programa jam yra tinkama. Dabar žiūrėkit, ką matot šitoje lentelėje. Ne? Jūs matot, kad aš aptariu 4 pozicijas. 1 gramo luitelis, 10 gramo luitelis, uncijos luitelis ir 50 gramo luitelis. Tai kaip ir sakiau, jeigu mes lyginsim 1 gramo kainą su kilograminė, tai yra didmeninė kaina, tai matysim, kad pats nepalankiausias pirkinys, ir tai mes matom va čia, taip, yra būtent 1 gramo luitelis. Todėl, kad 1 gramo luitelį perkant, gramo kaina lyginant su didmeninė kilograminė kaina bus didesnė 17–20%. Jeigu kalbėsim apie 10 gramų luitelį, tai ta kaina tada skirsis 3–5%. Jeigu kalbėsim apie unciją, tai netgi matot, kad kalbant apie unciją, tai yra turbūt vienas iš palankiausių skirtumų. Tai yra, kad mes gramą perkam tik 1,3–2,7% brangiau, negu pirktume iš karto visą kilogramą. Tada, kaip ir minėjau, perkant ir parduodant irgi lygiai taip pat kaip ir su valiutom. Įsivaizduokit, planuojat kažkur keliauti, nežinau, į Ameriką. Kaip pavyzdys, ne? Nukeliavot į banką, eurus išsikeisti į dolerius, nes Amerikoje turėsit atsiskaitinėti doleriais. Tai reiškiasi, kad jeigu pirksit ir iš karto parduosit 1 gramo luitelį, tai turėsit skirtumą tarp to, už kokią kainą nupirkot ir už kokią kainą pardavėt, 18–20%. Tai yra tikrai neapsimokantis pirkinys. Jeigu kalbėsim apie 10 gramų kainą, tas pardavimų... Atsiprašau, kad pertraukiau. Taip, Modestai, klausimas. Žmogus parašė, kad negali prisijungti. Tuoj palaukit, pasižiūriu aš į čatą, labai ačiū. Tuoj pasižiūriu, gal aš tiesiog alos nepatvirtinu. Atsiprašau, kartu norėčiau paklausti, ar galėtumėm gauti skaidrės? Po mokymų į mūsų šitą čatą, kuriame jūs visi esat, aš įkelsiu tokias informaciją, kurios, pavyzdžiui, sakykime, šiandien mes detaliai neanalizuosim ir plus esminės skaidrės iš mokymų jūs gausit iš manęs. Tai visą informaciją paskui kelsiu į tą mūsų čatą. Marina, jūs paskui, kadangi nesat tam čate, tai arba susiderinsim po mokymų, arba per pertrauką pietų, kaip aš ten jūs galiu prijungti, arba rasim kažkokį kitą būdą, kaip jums tą informaciją irgi perduoti. Taip, tai kol kas nematau, kad Ala bandytų jungtis. Nežinau, kaip išspręsti situaciją. Nežinau, kaip išspręsti situaciją, paliksim galbūt. Liksime taip ir kol kas po truputį keliaujam toliau, pasižiūrėsim, ką Ala parašys, gal pabandys dar kartelį. Pradėsim dabar kalbėti apie tai, o kurgi mums rasti tų potencialių klientų. Beje, gal galit man kažkas pasakyti, dabar kamputėje ekrane štai čia, matot mane ar matot
tiesiog mūsų vienos iš kolegių nuoroda. Matau jūs. Matot mus. Gerai, tobula. Taip, su Ala mes radom greičiausiai išeitį, kad aš jai tuoj, jeigu minutėlę luktelsit, išsiunčiu per kitą kanalą pasijungti. Tai kurgi tų klientų potencialių rasti? Ir geriausias variantas, nuo ko reikėtų pradėti, tai yra būtent nuo to, kad sudaryti 100 kontaktų sąrašą. Tol, kol mes neišsifiltruojam savo pažįstamų, draugų ir panašiai, mums tikrai yra sunku susigaudyti ir mes kaip ežiukai rūke klajojame. Ką į tą 100 kontaktų sąrašą apskritai galite įtraukti? Tai galite įtraukti savo giminaičius, draugus, pažįstamus, klientus, paslaugų tiekėjus, kuriuos jūs, pavyzdžiui, turite. Ne? Tada galite įtraukti ir kas tie paslaugų tiekėjai gali būti. Ne? Tai greičiausiai, jeigu turite automobilį, tai kažkas jį jums tvarko. Vaikštot pas kirpėją, vaikštot pas stomatologą, vaikštot pas gydytoją. Merginos, kurių čia dauguma naudojasi manikiuristės paslaugom. Tai visi paslaugų tiekėjai, tai yra visi žmonės, kuriuos pažįstat. Galbūt dalyvaujat kažkokiuose klubuose ar kažkokioje kitoje veikloje. Tai irgi yra jūsų potencialūs klientai. Jeigu jau turite vaikų, tai jūsų vaikų klasiokų tėvai, jūsų buvę mokytojai, jūsų vaikų mokytojai. Vaikų tiem, kurie dar neturite, tai natūralu irgi jūsų visi tie buvę klasiokai, darželio draugai, mokyklos draugai, universiteto draugai, mokytojai ir apskritai visi, kuriuos pažįstat. Iš manęs jūs irgi taip pat paskui po mokymų gausite vat štai tokį sąrašą, ne, kurį galėsite pildyti. Kaip jį reikės pildytis? Tai ten bus palikta laukelių būtent tam 100 vienetų kontaktų. Tai pirmai pradžiai rekomenduočiau pasirašyti žmogaus vardą ir pereiti prie 2 paskutinių stulpelių. Tai yra pasirašyti, iš kur tą žmogų pažįstat, nes rašant, iš kur jį pažįstat, labai tikėtina, kad prisiminsit ir dar kažką iš savo pažįstamų. Arba kitas klausimas yra, tai kas mus supažindino. Tai irgi lygiai taip pat gali padėti prisiminti dar kažką. Tai visų pirmiausia, tada reiškia, mes susipildom pirmąjį stulpelį ir 2 paskutinius. Taip? Ir tik po to jau tada pradedam pildytis, kokius kontaktus mes to žmogaus turim. Ar aš turiu telefono numerį, ar aš jo turiu elektroninį paštą, messengerį, Facebook'e, ar dar kažką tai. Amžius ir šeimyninė padėtis, tai yra galbūt jums patiems daugiau tokia informacija, kuri galės po to padėti jums susigaudyti. Kokiu pasiūlymu, kokiom frazėm, kokiais klausimais jūs tą klientą galėsit paskui kviesti į webinarą, į susitikimą, į pokalbį apie mūsų šitą kaupiamąją programą. Kai sudarysi tokį sąrašą ir jį reikėtų sudaryti kuo greičiau, natūralu, nes mes norim kuo greičiau pradėti ir kuo greičiau uždirbti, sekantis veiksmas, kurį turite pasidaryti, tai yra iš šitų keli galimi būdai. Ne? Vienas iš tų, kad pirmiausia išsirinkit iš to sąrašo 25 žmonės, kuriuos pakviestumėte į savo jubiliejaus šventę, jeigu jinai, pavyzdžiui, būtų po savaitės. Taip? Tai yra, tokiu būdu jūs atsisijosit jums pačius artimiausius iš to sąrašo esančių žmonės. Jeigu netinka toks metodas, tai gali taikyti dar kitokį metodą. Tai yra, kai aš tai vadinu pliusai minusai. Ne? Pasiemat irgi tą lapą, kur susirašėt visus 100 kontaktų, pasiemat dar vieną atskirą lapą ir juos išsirūšiuojat. Pliusinė kategorija, ne, tai reiškia, kad ten priskiriat žmonės, su kuriais jums galbūt tiesiog malonu bendrauti. Ten galit priskirti žmonės, kur galvojat, kad jie tikrai gali tapti jūsų klientų ir jiems šita kaupimo programa gali būti įdomi. Į minusus kaip tik atvirkštinis variantas. Galbūt bijau skambinti, galbūt nenoriu kontaktuoti su šitu žmogum, galbūt galvoju, oi ne, šitas tai tikrai nepirks, oi ne, šitas tai toks bjaurus iš charakterio, jis man tiek visokių klausimų užduos, toks negatyvus bus ar dar kažkoks. Na ir į pliusų minusų kategoriją priskiriat tuos žmonės, kur, nežinot, ar jie labiau prie pliusų, ar jie labiau prie minusų. Ir dažniausiai, kai mes pasidarom tokį filtravimą,
Aš kažkada pati, kai prieš 9 metus pradėjau dirbti su pardavimais, irgi dariausi savo tokį sąrašą. Manęs tada niekas nemokė apie tą filtravimą, bet jis natūraliai vyko mano galvoje. Tai be abejo, aš pradėjau skambinti pirmiausia ir bendrauti su tais, kur galvojau, kad man arba malonu, arba jie tikrai taps klientais. Tai šitoje vietoje jūs nustebinsiu ir jeigu išsibandysit, greičiausiai nustebsit ir patys. Labai dažnai mūsų išankstinės nuostatos nepasitvirtina. Tai yra, jeigu mes galvojam, kad tas žmogus tikrai taps mūsų klientu, tai dar nebūtinai reiškia, kad jis tikrai juo taps. Kai aš po pusės metų savo darbo ryžausi ir pradėjau skambinti šitai kategorijai, tai yra minusiniam, tai pavadinkim klientam, pasirodė, kad tarp jų yra tikrai tų, kurie pakankamai lengvai tapo klientų, kurie neuždavinėjo man jokių sudėtingų ar kvailų kažkokių tai klausimų, nekėlė kažkokių tai prieštaravimų. Taigi, todėl, kai pasidarysit tokį filtravimą, ką reikėtų daryti toliau? Nebendraukit vien tik tai su pliusiniais. Visada pamaišykit iš visų 3 šitų stulpelių klientų. Iš kur apskritai dar galit gauti kontaktus? Ne? Tai kitas dalykas, visi pardavimuose dažniausiai pradeda ypatingai tiesioginiuose pardavimuose, nesvarbu, kur jūs dirbtumėt, ar tai būtų tinklinis marketingas, ar tai būtų tiesiog jūs esat pardavimų vadybininkas, kur reikia ieškoti klientų. Dažniausiai visi visada pradeda nuo savų ratų, ne? Ir mes jau ką tik pakalbėjom, kaip su tuo savų ratu dirbti. Kai aš pradėjau dirbti su savo pažįstamų ratu, aš niekada neturėjau tikslo, kad būtinai tie mano pažįstami draugai turi sudaryti sutartį pas mane. Mano pagrindinis tikslas buvo iš jų gauti rekomendacijų. Apie rekomendacijas aš šiandien jūsų nemokysiu. Ateityje planuoju apie tai įrašyti atskirai video, bet šiandien jums po mokymų vakare atsiųsiu skaidrės, kurios galbūt tikrai padės irgi suvokti, kaip tų rekomendacijų galima paprašyti, kokios yra technikos, kaip tai teisingai daryti, kad reikia, pavyzdžiui, tarkim, pokalbio pradžioje iš karto su klientu susitarti, kad jeigu jam viskas tiks ir patiks, reikėtų rekomenduoti, tai apie tai galėsit paskaityti. Ir mes tikrai su jumis dar paskui turėsim tokį mūsų kažkokį tai susirinkimą, mokymų pabaigoje apsiderinsim dieną ir laiką, kai aš irgi būsiu pasiruošusi atsakyti visus jūsų iškilusius klausimus ir apsitarsim, kaip jau pavyksta mums praktikuotis tas žinias, kurias jūs gausit šiandien. Iš kur dar galit gauti klientų, tai jums be abejo gali padėti ir apskritai jūsų asmeninis aktyvumas. Tai yra, kad aktyviai bendraujat su žmonėm, dalyvaujat kažkokiuose seminaruose, konferencijos, parodos, klubai. Šiais laikais ypatingai jaunimo tarpe yra populiaru bendrauti per socialinius tinklus. Ne? Tai socialiniai tinklai jums irgi lygiai taip pat gali ateiti į pagalbą ieškant klientų. Galite išnaudoti ir Facebooką, ir LinkedIną, ir Instagramą, ir kitus socialinius tinklus, kuriuose galbūt kažkur dalyvaujat. Sekanti tematika, kuri dažniausiai irgi visiems kyla, na gerai, susirūšiavau aš tuos klientus, pažįstamus savo, kaip ir jau daugmaž įsivaizduoju kryptį, kurią keliausiu ir nuo ko pradėsiu, ką daryti toliau. Kaip mes apskritai galim su klientu užmegzti kontaktą. Tai be abejo, vienas iš populiariausių būdų tai yra, kad mes kontaktui skambiname. Kitas iš būdų be abejo gali būti tas pats irgi socialiniai visi tinklai. Ne? Mes galim susirašyti per Messengerį, per WhatsAppą, elektroniniu paštu ir taip toliau. Tai kaipgi reikėtų tą kontaktą užmegzti teisingai? Ne? Tai visų pirmiausia visada turim suvokti, kad pirminis kontaktas tai nėra tikslas iš karto klientui parduoti prekę. Mūsų pagrindinis tikslas yra visų pirmiausia sukurti su klientu ryšį ir susitarti susitikimą. Natūralu, kad kol nebuvo COVID-o, tai mes būdavom už tai, kad visada turi būti gyvas susitikimas, gyvas bendravimas, nes tada tiek klientas mato jūsų emocijas ir visa kita, tiek jūs matot kliento emocijas. Šiais laikais galbūt iš tikrųjų dauguma pereinam į nuotolinės erdvės, tai yra naudojam tokias platformas kaip Zoom, Google Meet, WhatsAppas, Viberis, Messengeris. Visi šitie mano išvardyti įrankiai, jie iš tikrųjų duoda galimybę turėti susitikimą ir onlininį, nebūtinai gyvą, nes šiais laikais galbūt ir visų pirmiausia ir valstybė mums apriboja tos gyvus susitikimus, plus ir patys jūsų klientai, saugodamiesi nuo viruso, gali tų susitikimų gyvų nenorėti turėti. Tai
Jeigu kažkam iš jūsų reikės pagalbos ir patarimų, kaip išnaudoti šitas galimybės, tai yra Zoomas, Viberis, WhatsAppas, Messengeris ar dar kažkokios panašios, tikrai visada drąsiai galite į mane kreiptis, tam pačiam čiate mūsų galite irgi rašyti klausimus ir tikrai galėsim pasiorganizuoti galbūt ir net atskirus kažkokius mokymus, kur patarsiu ir pasidalinsiu savo patirtimi, nes aš su online dirbu tikrai pakankamai daug ir pakankamai sėkmingai man tas sekasi. Taigi dar kartelį, kai mes kontaktuojam su klientu, tai mūsų pagrindinis tikslas sukurti ryšį ir susitart dėl arba gyvo, arba nuotolinio susitikimo. Prieš pradedant darbuoti su savo klientais be abejo yra labai svarbu techninis pasiruošimas. Ką tai reiškia techninis pasiruošimas? Tai visų pirmiausia, kad aš turiu susikūręs kažkokius tai pokalbių ar susirašinėjimo skriptus. Nes, pavyzdžiui, sakykime, jaunimas šiais laikais dažniausiai bendrauja susirašinėdami. Jaunimas nemėgsta kalbėti telefonu. Vyresnio amžiaus žmonės, jie natūraliai yra labiau linkę bendrauti telefonu, o ne susirašinėti. Jiem įvaldyti tas technologijas galbūt yra sudėtingiau. Tai bet kuriuo atveju, ar mes planuojame klientui skambinti, ar mes planuojame su juo susirašinėti, mes turime būti pasiruošę įvairių tekstų, įvairių klausimų, įvairių žinučių, kurios mums padės tą klientą pakviesti. Dažniausiai mes darbuojamės, beje irgi, kad jūs suprastumėt, su kuo dar apie tai nekalbėjau, dažniausiai mes šiais laikais darbuojamės tokiu principu. Kiekvieną ketvirtadienį vyksta lietuvių kalba webinaras, aš apie tai dar šiandien detaliau kalbėsiu, kiekvieną antradienį vyksta rusų kalba webinaras. Reiškia, mūsų pirminis tikslas yra pakviesti klientą į webinarą. Kodėl aš sakau, kad būtent pakviesti į webinarą? Mūsų šitie mano ir mano kolegos iš Vokietijos įrašyti webinarai yra didelė pagalba jums. Todėl, kad tų webinarų metu klientai išgirsta didžiąją dalį informacijos apie patį produktą. Dauguma iš jūsų irgi prieš prisijungdami prie šitų mokymų bent vieną kartą tikrai esat matę mano webinaro įrašą ir turbūt tikrai kiekvienam iš jūsų tai padėjo suvokti, kas ta auksinė kaupimo sistema, kodėl apskritai auksas ir panašius atsakymus į galvoje galbūt kilusius klausimus ar neaiškumus gauti. Tai tie webinarai tikrai jums yra pagalba ir po to jau po webinaro jums nebereikia pačiam kaip mūsų partneriui, kaip produkto vadybininkui, pardavėjui, daryti kažkokių labai didelių veiksmų. Jums belieka susitarti su klientu, kaip susitikti ir atsakyti jam iškilusius klausimus ir jeigu klientas sako taip, sudaryti sutartį. Taigi, tikrai labai svarbu pasiruošti iš anksto tuos visus skriptus. Tai yra tai, ką mes kalbėsim, ką mes rašysim. Natūralu, labai svarbu turėti priešais save, visada bendraujant su klientu, kviečiant jį į webinarą, irgi kažkokį tai savo darbo kalendorių. Man asmeniškai jau prisijaukinau ir puikiai darbuojuosi su elektroniniu kalendoriu, kažkam galbūt reikia popierinio. Tai labai svarbu irgi šitoje veikloje, kaip jūs susiplanuosit savo laiką. Visada žinokit irgi dar vieną pagrindinę taisyklę. Jeigu jūs būsit tie, kurie galit susitikti bet kuriuo paros metu, jūs būsit klientam neįdomus, nes ką tai apie jūs kalba. Tai reiškia, kad jūs neturite kažkokios tai veiklos. Ne? Ir aš dabar atjungsiu šiek tiek skaidrės ir persijungsiu. Pasakykit kas nors, ar būtent matot mane ant ekrano, nes aš dabar tai matau ne save. Taip, matom. Gerai, tai dabar žiūrėkit, jeigu kažkur ar nesimatys, ar kažką, tai irgi man tada sakykit. Ne? Taip aš darydavau su savo darbo kalendoriu. Ne? Tai aš jį, sakykime, kai vesdavau popierinį darbo kalendorių, ne? Įsivaizduokim, čia yra lapas kalendorius, ne? Čia surašytos valandos. Tai aš jį dalindavausi per pusę. Ir šitoj grafoj tiesiog rašydavausi, pirmas dalykas visada iš vakaro tą darydavausi, kokiem klientam rytoj skambinsiu arba rašysiu. Plius taip pat čia rašydavausi savo visus darbus, ką rytoj turiu atlikti. Tada visada susipaišydavau savo irgi pagal laiką. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, aš žinau, kad
pirmadienį, taip, nuo 9, pavyzdžiui, iki 11, pas mane visada yra skyriaus susirinkimas, tai čia ir būdavo visada rezervuotas laikas skyriaus susirinkimui. Tada, sakykime, aš savo susiplanuodavau, kad nuo 12 iki 13 valandos man, pavyzdžiui, pietus. Taip? Tada, pavyzdžiui, susiplanuoju, kad nuo 13 iki 15 valandos aš arba skambinsiu, arba rašysiu klientą ir, tarkim, turiu tada galimybę paskirti 2 susitikimus. Susitikimam rekomenduočiau rezervuoti ne mažiau 1 valandos, todėl, kad mes tikrai nežinom, kiek klientas mums užduos klausimų, kiek ten tas visas procesas vyks. Taip, matau, kad kažkas dar rašo į chatą. Ai, čia jūs Dinara rašė. Taip, tai bus galima gal skaitės. Taip, tada susiplanuodavau, kad, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš susitikimui skiriu valandą, pusantros ar 2, tai, sakykime, čia įrašau, nuo 15:00 iki 15:30 ir įsirašydavau tiesiog sus. Taip? Tada žinau, kad po susitikimo man norėsis pertraukos, reiškia, sekantį susitikimą galiu turėti nuo 16:00 iki 17:30. Ir va taip susipaišydavau savo visą mėnesį į priekį, taip, ir suspalvindavau skirtingom spalvom. Reiškia, tas laikas, kuris yra suplanuotas potencialiem galimiem susitikimam, pavyzdžiui, tarkim, nuspalvino oranžinę spalvą. Susitikimų laikas, pavyzdžiui, kurie, tarkim, susirinkimai kažkokie tai mano, arba mokymai, vėl kažkokia kitokia spalva. Mano asmeniniai reikalai, gal man reikia pas stomatologą, gal man reikia vaiką pas gydytoją nuvesti, gal man reikia, nežinau, kalėdinės dovanas nuvažiuoti nupirkti, ne? Būdavo vėl kažkokia kitokia spalva sudėliota, suspalvota. Ir, pavyzdžiui, būdavo, jeigu aš derinuosi susitikimo laiką su klientu, tai aš visada klientui pateikdavau alternatyvą. Sakykit, sakau, kada jums patogiau susitikti, darbo metu ar po darbo. Pavyzdžiui, jeigu klientas sako, kad po darbo, reiškia, aš matau savo kalendoriuje, kuriom dienom, kokie laikai pas mane yra suplanuoti galimybę susitikti su klientu po darbo. Ne, ir aš sakau, žiūrėkit, kada jums būtų tinkamesnis, ar antradienis, ar ketvirtadienis. Ir jau klientas tada renkasi. Ir klientas suvokia, kad aš jau tada savotiškai jam sukuriu laiko deficitą. Gali būti, kad, pavyzdžiui, ypač pirmai pradžiai pas jūs natūraliai tiesiog bus supaišyta, bet nerealiai užimtas jūsų laikas. Bet, matydami tą savo planą, jūs galite sukurti savotiškai dirbtinį deficitą. Tikiuosi, sugebėjau paaiškinti, apie ką aš. Gerai, dabar grįžkim, kad aš vėl grįšiu prie mūsų skaidrių. Tai va, tai techninis pasiruošimas jūsų darbo kalendorius. Na ir be abejo, kontaktų sąrašas. Svarbu kažkokią turėti ir informaciją apie patį jūsų klientą. Ne, sakykime, kodėl tą informaciją svarbu turėti. Jeigu aš, pavyzdžiui, žinau, ne, kad mano klientas turi vaikų, aš, reiškia, puikiai suprantu, kad jisai gauna vaiko pinigus, 60 €. Dauguma turbūt iš jūsų apie tai žinote. Ne? Tai iš karto galiu suvokti, kad vienas iš būdų, kaip aš galiu jį sudominti, prisijungti prie mūsų webinaro, kalbėti apie jo vaikų ateitį ir galimybę įdarbinti tuos vaiko pinigus. Ne? Galiu Facebook'e pasižiūrėti irgi, kokie kliento pomėgiai ir būtent galbūt per pomėgius, per kitą kažkokią tai informaciją apie jį, irgi galiu atrasti jam labiausiai tinkantį priėjimą. Nes nebus tikrai standartinių pokalbių, kurie jums veiks visiems klientam vienodai. Todėl visada turit būti pasiruošę ir atsarginių variantų. Jeigu jūs kvietėt į webinarą per kažkokią vieną frazę ir jinai nesuveikė, išbandykit dar pasiruoštas kelias kitas. Ne? Tada, ką turėjau omeny būtent su šiuo paveiksliuku, kad yra labai svarbu, ką mes galvosime ir ką mes vizualizuosime. Štai vietoj netgi galbūt papasakosiu realią istoriją, ką reiškia iš tikrųjų vizualizacija. Buvo tokia situacija, mano vaikas yra futbolistas, vartininkas ir labai atsakingas ir labai stipriai pergyvena dėl to, kaip jam pavyks sudalyvauti kažkokiose tai varžybose. Jis prisiema visą kaltę, jeigu komanda pralaimi, visą kaltę prisiema savo.
Ir vieną dieną jo laukia pakankamai svarbios varžybos, jie turėjo žaisti su 2 metais vyresniais už juos berniukais ir jis labai dėl to stresavo. Ką mes darėm iš vakaro? Mes pradėjom vizualizuoti, kaip rytoj tos varžybos vyks. Mes pradėjom kalbėti, sakau, žiūrėk, kas iš tavo komandos draugų įmuš įvarčius. Mes išsikalbėjom, kad galutiniam variante gaunasi vis tik jie nepralaimės tas varžybas, kaip jo buvo pradinis nusistatymas, o kad laimės rezultatų 7-2. Mes netgi sudainavom mes čempionai, olė, olė, olė. Vaikas nuėjo laimingas miegoti būtent su tomis mintimis, kaip jam rytoj sėkmingai tos varžybos praeis. Ir ką jūs savo galvojat, kai aš kitą dieną atvažiuoju vaiką pasimti iš varžybų, aš išgirstu, kad mes laimėjom būtent rezultatu tuo, kurį mes su vaiku vizualizavom. 7-2. Taigi mūsų nusiteikimas iš ankstinis irgi daro labai didelę įtaką. Jeigu jūs pradėsit su klientu bendrauti su nuostata, kad jis jums pasakys ne, tai čia taip pat kaip tam anekdote. Ne? Važiuoja vyras troleibusu ir mintyse keikiasi. Kokia jo žmona bloga, negraži, apsileidusi, koks jo viršininkas durnius, kaip jisai prie jo kabinėjasi, kokie jo vaikai neklaužados. Už nugaros jam stovi angelas su užrašų knygutė ir rašikliu, viską rašosi ir sako, keisti norai, bet įgyvendinti reikia. Taigi su savo norais būkite atsargus. Labai svarbu, kaip jūs jaučiatės ir kaip jūs pasiruošėt bet kokiam kontaktui psichologiškai. Tai visų pirmiausia, reikia pradėti nuo požiūrio į save. Ne? Kaip ir minėjau, kam jūs nusiteiksit? Ar jūs nusiteiksit sėkmiai, ar jūs nusiteiksit nesėkmiai, nuo to irgi priklausys jūsų rezultatas. Labai svarbu, kokį požiūrį turėsit į klientą. Ne? Matot šituose dviejose paveikslėliuose. Ne? Jeigu mes apie klientą galvosim, kad ir vėl čia su šitu durnium reikia kalbėti, tai labai tikėtina, kad panašų požiūrį iš kliento pusės išauks ir į save, kad klientas jūs irgi taip pat vertins kaip kažkokį negatyvų galbūt žmogų arba jam nemalonų žmogų. Jeigu jūs su klientu bendrausit nuoširdžiai ir nuoširdžiai turėsit tikslą jam padėti, klientas visada tai pajaus. Ir kai tik jūs sukursit nuoširdų ryšį su klientu, jūs jau esat laimėtojas. Tada kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra, koksgi yra jūsų požiūris į produktą ir įmonę. Ar jūs tikrai tuo produktu, kurį siūlote klientui, didžiuojatės? Aš visada sakau taip, kad parduoti gali tik tai, kuo pats esi 100% patikėjęs. Todėl jeigu dirbdami su šiuo produktu jausit, kad kažkur kyla jum abejonės, visada drąsiai kreipkitės į mane, kad mes kartu tas abejonės išsklaidytume, kad rastume atsakymus į jūsų galvoje besisukančius klausimus ir kad jūs lygiai taip pat kaip ir aš drąsiai galėtumėte ateiti pas klientą ir sakyti, kad geresnio varianto, kaip investuoti į auksą, šiai dienai mūsų rinkoje nėra. Kad aš tikrai didžiuojuosi, kad galiu pasiūlyti klientam galimybę bendradarbiauti su Vokietijos įmonė, kuri puikiai vykdo savo įsipareigojimus, kuri rodo puikius rezultatus. Tai kiekvienam iš jūsų linkiu tuo produktu tikėti taip, kaip juo tikiu aš, mylėti jį taip, kaip myliu aš ir lygiai taip pat didžiuotis tuo, kad jūs esat pardavėjas. Iš esmės pats žodis iš savęs pardavėjas, jisai skamba, mes dažniausiai galvoju, turbūt pirmas vaizdinys iškyla, Maksimos Rimi kasininkė kažkokia, sakykime. Tai ne, mes puikiai suprantam, kad mes nesam nei Maksimos, nei Rimi kasininkai, bet iš tikrųjų mes esam pardavėjai. Ir jeigu šiaip pasižiūrėti į pardavimus, tai kiekvienas iš mūsų nuo pat vaikystės jau esam pardavėjais. Ar žinot kodėl? Todėl, kad jūs kiekvieną dieną turit parduoti savo nuomonę, savo apsisprendimą kažkam kitam. Todėl aš visada drąsiai galiu pasakyti, bet kam, jeigu manęs kažkas paklaustų, kuo tu užsiemi, aš galiu labai drąsiai, užtikrintai ir su pasitikėjimu savim pasakyti, kad aš dirbu pardavimuose, kad aš esu pardavėja ir dievinu šitą darbą ir neįsivaizduoju savęs jokio kitoj srity. Kasgi nulėmė mūsų sėkmę užmezgant kontaktą? Tai didžiąją dalį įtakos daro pirmosios 3 sekundės, ypač jeigu mes kalbam apie labiau gyvą kontaktą, tai yra skambutį arba apskritai gyvą susitikimą. Tai tos pirmos 3 sekundės nulėmė, ar mes sugebėsim sukurti ryšį su klientu ar ne. Visų pirmiausia, turim suvokti, kad klientas irgi yra žmogus.
su juo elgtis reikėtų taip, kaip norėtumėt, kad elgtųsi būtent ir su jumis. Todėl labai svarbu, kad visada vartokit kliento vardą. Natūralu, kiekvienam iš jūsų irgi malonu, kai jūs kreipiasi vardu. Ne? Dabar jeigu aš tiesiog su jumis visais pasisveikinu, jūs reaguojat kitaip. Bet jeigu aš sakau, labas Arnai, labas Modestai, labas Ala, labas Irena, labas Marina, labas Rima, labas Roma, labas Teresė, atsiprašau, jeigu kažko iš jūsų tiesiog mintinai neprisiminsiu, kas pas mus šiandien esat prisijungę, jūs girdėdami savo vardą jau reaguojat visiškai kitaip. Jūsų vardas jau yra jums savotiškai kaip komplimentas. Tai yra tas faktorius, kuris iš karto atkreipia jūsų dėmesį. Didesnė sėkmės tikimybė jūs turėsit, jeigu leisit žmogui visada pajausti, kad jis jum rūpi, kad jum rūpi jo kažkokios problemos, kurias jis turi dabar, arba jos gali iškilti ateityje, apie kurias jisai galbūt net pats nesuvokia, kad tą problemą turi, bet jūs galite jam padėti pamatyti, nes iš esmės, sakykime, su tom problemom, su kuriuom padeda tvarkytis auksinė kaupimo sistema, mes visi susiduriam, tik galbūt ne visada visi suvokia. Ir pagrindinis dalykas be abejo, kad žinot, kaip yra Disnėjaus filmukai, ne? Ir ten labai dažnai būna išlenda pas herojus tokie doleriukai akyse. Tai labai svarbu, kad tų doleriukų akyse pas jūs nebūtų. Kai jūs einat su tikrai nuoširdžiu noru padėti klientui, klientas visada jumis pasitikės. Ir jis visada jums duos ir rekomendacijas, ir visą kitą. Taigi, treniruokitės taip, kad doleriukų pas jūs akyse nesijaustų, kad klientas jaustųsi pirmiausia, kad visos prožektoriaus šviesos yra nukreiptos į jį ir kad jis yra svarbiausias ir tik paskui jau iškyla jūsų interesai. Taigi žmonėms nerūpi, kiek jūs žinot, kol jie nežino, kiek jie tau rūpi. Ir šita frazė, jinai iš tikrųjų yra turbūt auksinė pardavimas. Jeigu jums klientas nerūpi, jeigu jums nerūpi jo lūkesčiai, jo poreikiai, jo viltys, jo svajonės, jo tikslai, tai jisai irgi nevertins jūsų kaip patikimo žmogaus, kurio galima pasitikėti ir iš kurio galima pirkti. Labai svarbu, kad fokusuotumėtės į klientą ir jo problemas, o ne į save ir savo pasiūlymą. Jeigu jūs pradedat iš karto kalbėti apie savo kažkokį tai pasiūlymą, tai daugumai žmonių iš karto kyla natūrali reakcija, kad man neįdomu. Tai yra dar viena reklama, kuri bandoma jam įpiršti į galvą. Ne? Bet jeigu jūs fokusuojatės į klientą ir galvojat apie tai, kaip padėti jam išspręsti kažkokią tai problemą, ne, tada klientas reaguoja visiškai kitaip. Čia lygiai taip pat, kaip įsivaizduokite, ne? Turbūt kiekvienam iš jūsų yra tekę sulaukti skambučių iš įvairių telemarketingo įmonių, ne? Kur labą dieną, čia jums skambina, ten, nežinau, Marytė Petronytė iš Šeimyniškių gatvė 1, ir ten vyksta ta visa litanija, kur jūs net neturit galimybės įsiterpti. Kokią reakciją jums dažniausiai tokie skambučiai iššūkia? Kyla noras padėti ragelį, todėl kad jūs net niekas dėmesio netkreipia. Visų pirmiausia, galbūt jūs net nesikreipė vardu, visų antra, jums net nedavė galimybės pasisveikinti, visų trečia, ten vyksta ištisinis monologas. Ne? Tai visada dar prisiminkite ir kitą taisyklę, kad visada turi būti dialogas ir proporcijos to dialogo, tai turėtų daugiau kalbėti klientas negu jūs. Taigi, aš dažniausiai visada sakau taip, kad auksinė pardavimų formulė ir nesvarbu, ką mes pardavinėtume, ar mes pardavinėsim rašiklius, ar mes pardavinėsim auksą, ar mes pardavinėsim pensinius fondus, ar nesvarbu ką. Tai auksinė pardavimų taisyklė visada yra tokia. Problemas sprendžiame mes. Ir jeigu tuos žodžius jūs susirašytumėt stulpelius žemyn, tai pamatytumėt, kad problemas ir sprendžiame, jie yra daugmaž net vienodo ilgio žodžiai. O mes, žodelytis, yra labai labai trumpas ir mažas. Ką tai mums šitą formulę iš karto sako? Kad bendrauti su klientais mes turėtume per tą prizmę, kad iškeliam klientui problemą, pasiūlom jai sprendimą ir apie pačius mus turėtų būti labai labai nedidelė dalelytė, kur mes tenais kalbam. Tai jūsų tikslas yra klausimų pagalba priversti klientą įvardinti kažkokią tai problemą,
o tada pasiūlyti sprendimą tai problemai. Ne? Kaip jūs ir matote, ne? Kas jums gali padėti visų pirmiausia išsikelt problemas. Ką aš rekomenduočiau dabar kiekvienam iš jūsų pasižymėti kaip namų darbą šiandienos. Tai turit dar kartelį peržiūrėti mano webinaro įrašą ir susirašyti maksimaliai daug naudų, kurias jūsų nuomonė sukelia. Visų pirmiausia, apskritai investavimas į auksą, tai yra eurų keitimas į gramus, arba būtent konkrečiai mūsų kaupimo sistema, kokią naudą klientui gali duoti. Kai jūs susirašysit naudas, tikėtina, kad jau tada galėsit prieiti prie to, kad iškelti, kokią problemą ta nauda išsprendžia. Žinodami, kokią problemą išsprendžia, jūs galėsite sugalvoti klausimą, kuris privers klientą patį įvardinti problemą. Ir tada galėsit kaip kvietimui panaudoti tokį variantą, kad jūs tos problemos sprendinį turite ir žinote. Kodėl apskritai reikia kuo daugiau pardavimuose vartoti klausimų? Žiūrėkit, šiandien jūs manęs čia klausot 12 berods žmonių. Ne? Kiekvienas iš jūsų turit savo patirtį, savo filtrus, savo vertybės, todėl mano sakomus vienodus žodžius kiekvienas vertinsit skirtingai. Ir net to nejausdami, jūs ką darysit? Jūs dėsit mano sakomus žodžius ant tokių kaip svarstyklė lėkštučių, ne? Ir sversit. Sakysit, galvosit, ar čia Jurga sako teisybę, ar čia galbūt Jurgos pasakytų žodžių aš nepriimu kaip teisybės, nepriimu kaip fakto, negaliu gal pasakyti, kad laikau kaip melas, bet tiesiog nepriimu kaip savo priimtino fakto. Bet jeigu aš dabar pradėčiau kalbinti kiekvieną iš jūsų, pavyzdžiui, kodėl reikia investuoti į auksą, tai, ką jūs pasakytumėt, būtų jūsų tiesa, jūsų jau pripažintas faktas. Lygiai taip pat veikia ir jūsų klientų smegenys. Reiškiasi, jeigu jūs tiesiog sakysit savo faktus ir tiesas, rizikuojat nepataikyti, kaip aš tai vadinu, į kliento žemėlapį. Tai yra, kad jis gali ant tų svarstyklių lėkštučių pasidėjęs nusverti ne jūsų naudai. Todėl klausimai, kurie priverčia patį klientą pasakyti tą patį faktą, kurį mes galbūt jam galėtume tiesiog patys pasakyti, duos didesnės naudos. Ne? Tai probleminiai klausimai jums būtent ir padėtų iškelti tą problemą ir tokiu būdu savotiškai sukratyti žmogaus smegenis ir privers susimąstyti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, sakykime, nauda. Kodėl apskritai naudinga investuoti į auksą, keisti eurus į gramus? Todėl, kad auksas išlaiko vertę per amžius. Iš to mes puikiai galim suvokti, kad kokiagi yra problema, kad popieriniai pinigai nuolat praranda savo vertę. Teisingai? Tada mes galim galvoti, jeigu mes turim problemą, kad popieriniai pinigai nuolat praranda savo vertę, bėgant metais mes už tą pačią pinigų sumą galim nupirkti vis mažiau ir mažiau, tai reiškia, kad priversti klientą patį pasakyti, kad vis mažiau ir mažiau galim nupirkti, mes galim su klausimo pagalba. Kaip galvojate, ar praėjus 5 ar 10 metų už 500 eurų galėsite sau leisti tiek pat, kiek ir dabar? Ir paliekam galimybę klientui atsakyti. Ne? Ir dar vienas irgi toks, sakykime, bonusas prie šitų mokymų, ypatingai jeigu kalbat su klientu gyvai, nesusirašinėja to, ar tai telefonu, ar tai tiesiog esat susitikę su savo klientu, tai labai svarbu, kai uždavėt klausimą ir klientas jums atsakė, lygtais jau baigė kalbėti. Nepradėkit iš karto ar uždavinėti kito klausimo, ar kviesti į webinarą, ar apskritai tiesiog kalbėti, o dar 3 sekundės padarykit tokį veiksmą. Mintyse, aišku, prie kliento taip nedarykit, kaip dabar parodysiu aš jums, ne? Ir mintyse skaičiuojam. 1, 2, 3. Kai mes darom šitą veiksmą, tai labai tikėtina, kad klientas per tą 3 sekundžių pauzę pradės kalbėti dar. Ir dar labiau atskleis savo mintis, savo suvokimą. Ir tas būtent kliento minčių atskleidimas ir savo suvokimų parodimas
padės jums suvokti, kokie kliento yra lūkesčiai, kokie yra jo norai, kokie yra jo poreikiai ir padės būtent pateikti pasiūlymą taip, kad klientas pasakys jums irgi taip. Tai kai mes išgirdom, ir tą beje 3 sekundės rekomenduoju kartoti kelis kartus. Tai yra jau tik tais tokiu atveju, jeigu klientas jau nutilo, jūs irgi dar 3 sekundės tylit ir jis nepradeda kalbėti, tik tokiu atveju jūs galit kalbėti. Dar ką pasakysiu apie tas 3 sekundės, kokius stebuklus jos daro. Kai klientas atsakinėja į tą jūsų klausimą, pirmieji jo žodžiai, pirmieji jo sakiniai, kurie būna, jie gali būti ne visiškai nuoširdus. Kai jūs ištylite, išlaukite tas 3 sekundės, ką jūs pasieksite? Kad klientas galvos, dar kažką reikia pasakyti. Ir tada po truputį pradės eiti patys nuoširdžiausi atsakymai. Reiškia, leiskit klientam kalbėti. Taigi, po to, sakykime, jeigu jau vis tik išlaikėm 1 kartą 3 sekundės, 2 kartą 3 sekundės, galbūt 3, 4, 5, ir jau klientas iš tikrųjų nutilo, bet jūs jau girdėjot jo nuomonę. Nesakykime, jums, pavyzdžiui, klientas patvirtino, kad tikrai praėjus 10 metų už 500 eurų negalėsiu sau leisti tiek, kiek dabar, nes ir jis jau bus jums pateikęs dar papildomos argumentacijos, kodėl jis taip galvoja. Galbūt jisai, pavyzdžiui, pasakys, kad jau netgi euro istorija, 5 metai, kad mes jau turim patirtį, kad per tuos 5 metus praktiškai viskas pabrango kaip minimum 3,5 kartų. Ir už tą pačią pinigų sumą, ką mes, pavyzdžiui, savo galėjom leisti nupirkti už 1000 litų, tai už 300 eurų mes jau dabar tiek nebegalim savo leisti. Ne? Tai tada jau galima kviesti klientą. Tai ar teisingai suprantu, kad informacija apie tai, kaip pingant pinigams išlaikyti vertę ir perkamąją galią, jums būtų vertinga. Čia jums klientas greičiausiai patvirtins, kad taip, tokia informacija jam būtų vertinga. Tada jūsų sekantis klausimas būtinai su alternatyva, ar gauti tokią informaciją lengviau laiko atrastum šį ketvirtadienį 19 val. Ar kitą. Kodėl kviečiant į susitikimus, webinarus, tariantis kažką tai su klientu, labai svarbu pateikti alternatyvas. Na, įsivaizduokit, kad dabar kiekvieną iš jūsų aš nusiųsčiau į parduotuvę nusipirkti kažką pietum, į didelį prekybos centrą. Sakykime, mes Vilniuje turim Akropolį, nežinau ką, gal kituose miestuose žmonės irgi greičiausiai turit jūs kažkokias tai didelės parduotuvės ir aš jūs išsiunčiu į tokią didelę parduotuvę nusipirkti kažką pietum. Kiek laiko užtruksit vaikščiodami tarp lentynų ir bandydami apsispręsti, kągi čia vis tik tiem pietum nusipirkti? Tikrai pakankamai ilgą laiką užtruksite. Bet jeigu aš jums duočiau tokią pačią užduotį, nukeliauti į tą patį didelį prekybos centrą ir nusipirkti pietum arba Kijevo kotletą, arba Cezario salotas. Ką tai reiškia? Kad jūs eisit į tą parduotuvę galvodamas greičiausiai apie šitus 2 pasirinkimus. Tai yra savotiškai kaip, žinot, arkliam būna uždeda tokius, nežinau, aš teisingai pavadinsiu, pakinktai tokie, kur uždengia jiem vaizdą nuo gatvės, kad jie, pavyzdžiui, mašinų nesibaidytų ar dar kažką. Tai vat mes lygiai taip pat susiaurinam kliento lauką galvojimo iš štai tokio plataus pasirinkimo, susiaurinam iki štai tokio siauro. Ir iš esmės labai dažnai su alternatyviais klausimais mes netgi galim savotiškai daryti įtaką klientų. Na, kaip pavyzdys irgi padarysiu ne per pardaviminę galbūt situaciją, o per šeimyninę situaciją. Vaikas nenori vakare eiti miegoti. Mes galim su juo bartis, mes galim su juo ginčytis, o mes jam galim tiesiog užduoti klausimą. Tu eisi miegoti dabar ar po to, kai susitvarkysi žaislus? Ir darom prielaidą, kad tokį klausimą aš užduočiau vaikui, kuris nekenčia žaislų tvarkytis. Kai tik reikia tvarkyti žaislus, gali būti dar blogiau negu laikas miegoti. Tai jis ką supranta, kai aš jam sakau, tu dabar eisi miegoti ar po to, kai susitvarkysi žaislus, prezumpcija yra tokia, kad miegoti vis tiek reikės eiti. Tik klausimas, ar prieš darant tą nemalonų veiksmą gulti miegoti, tu dar darysi dar vieną nemalonų veiksmą. Tikiuosi sugebėjau paaiškinti.
Gerai, judam toliau, ane, ir pakalbėkime apie dar kelis pavyzdžius, juos irgi iš manęs beje gausite, tuose mokymų medžiagoje, kurią po mokymų visą atsiųsiu. Tai, sakykime, dar vienas pavyzdys, ane. Nauda yra tokia, kad mano santaupos apsaugotos yra nuo bet kokių valiutų, krachų, keitimų, žlugimų ir panašiai, ne. Tai yra, jeigu mano santaupos yra suinvestuotos į auksą, man nesvarbu, žlugo euras, žlugo doleris ar dar kažkas, tai, ne, aš žinau, kad aš tą auksą galėsiu išsikeisti į bet kokią valiutą, kokią man reikės. Reiškiasi problema, kurią mes galim, žinodami tokią naudą iškelti, kad keičiantis valiutai galiu prarasti dalį, o galbūt net ir visas savo santaupas. Ir tie žmonės, kurie pragyveno tarybinius laikus ir kai keitėsi iš rublių į vagnorkes, žino, apie ką aš kalbu. Per webinarą, jeigu ką, galite irgi dar kartelį pasižiūrėti, aš pasakoju mūsų vienos klientės iš Marijampolės pasakotą istoriją apie 3000 rublių, už kuriuos kažkada buvo galima nupirkti 2 kambarių butą, o dabar sugebam, kai įvyko tie visi perversmai ir pasikeitė į vagnorkes, sugebėjo nusipirkti 2 kekės bananų už tą pinigų sumą, ne? Tai reiškia, mes žinom, kad keičiantis valiutai yra rizika prarasti dalį arba visas savo santaupas. Iš to dabar galvojam, kaip mums išprovokuoti klientą, kokiu klausimu, kad jis pats tai įvardintų. Tai kaip pavyzdys, ne, mes galim sugalvoti klausimą, kad kaip galvojat, kiek ilgai dar gyvuos euras? Čia jums žmogus išsakys savo poziciją, ką jisai galvoja, ne? Ar tas euras dar gyvuos labai labai ilgai, ne? Ir jis, pavyzdžiui, įvardins jums kažkokį tai laikotarpį, ne? Nu, kad dar, o Jėzų, 100 metų dar tikrai gyvuos, ne? Arba kaip tik bus atvirkščiai, kuris sakys, kad, oi, nu maksimum 5 metai, ne? Tai nepriklausomai nuo to, koks kliento atsakymas, jūs jau žinot jo nuomonę, jis įvardino savo faktą, kad arba gyvuos ilgai, bet jis vis tiek nusakė kažkokį tai laikotarpį, kada jau jo gali nebelikti, ne, pavyzdžiui, tas 100 metų, arba jis pasakys tuos 5 arba dar trumpesnį netgi periodą, ne. Tada automatiškai mes galim ir pasakyti, o kaip galvojat, jeigu praėjus tiem 5 metam arba 100 metų, jūs vis dar, nu, jeigu apie 100 metų kalbėsim, tai reikėtų daryti prezumpciją, kad tie 100 metų ateis, kai jūs dar būsit gyvas. Kas būtų su jūsų santaupomis, jeigu tas euras vis tik žlugtų? Ir vėl išgirstat kliento atsakymą, kuris vėl irgi išsakys kažkokią savo nuomonę ir tą savo nuomonę jums reikia labai labai giliai savo smegenys įsidėti. Ir prisiminti praktiškai kiekvieną žodį, nes jūs po to tą pačią informaciją kalbėdami su klientu galėsit panaudoti būtent jūsų pokalbiui ir pardavimo procesui. Ir tada mes jau galim kviesti, ne? Būtent todėl ir kviečiu jūs paklausyti webinaro, kurio metu sužinosit, kaip apsaugoti savo santaupas ir pajamas nuo bet kokių tų valiutų žlugimų, krachų ir panašiai. Kada jūs laisvesnė? Šį ketvirtadienį vakare ar sekantį? Ir čia jau vėl irgi žiūrėkit, kai sudėliotas būtent taip, kad būtent todėl kviečiu paklausyti webinaro ir kada jūs laisvesnė šį ketvirtadienį vakare ar sekantį, tai vėlgi aš iš karto klientą įspraudžiu tuos siauresnius rėmus ir neleidžiu jam apskritai galvoti, ar jisai nori tą webinarą žiūrėti, žiūrės, nežiūrės, ne? Aš jo mintis nukreipiu, mąstyk tą linkme, tau labiau tinka šis ketvirtadienis ar sekantis. Taip? Dabar dar antras pavyzdys, kuris gali būti, ne? Su auksinė kaupimo sistema mes galim sukaupti savo nuo valstybės sprendimų nepriklausomą pensiją. Mes puikiai suprantam, kad, pavyzdžiui, kaupimo antroj pakopoj smarkiai įtakoja valstybė ir jinai ten viską reguliuoja. Sodrinė pensija irgi, kokią mes ją gausim, priklauso tik nuo valstybės priimamų sprendimų ir kokie jie bebūtų, mes iš karto galim žinot, kad tikrai nebus ta sodros pensija labai džiuginanti, ne? Tai mes ir galim iškelti iš to problemą. Kad iš valstybės gaunama pensija sudarys 30% iki išėjimo į pensiją mano turėtų pajamų. Taip, tada mes galim užduoti klientui klausimą. Jei nuo rytojaus tektų pragyventi už 400 eurų, kaip tada jaustumėtės? Taip, ir čia klientas jums irgi kažką tai atsakys. Kai išklausėt jo atsakymus, vėl kviečiam. Būtent todėl ir kviečiu sužinoti, kaip lengvai aukso ar sidabro pagalba
Galima savo susikurti tokią pensiją, kurios visiškai nereguliuos valstybė. Tau patogiau būtų skirti 45 minutės savo laiko šį ketvirtadienį ar sekantį. Taigi, daviau jums kažkiek tai tokių pavyzdžių ir dar kartelį uždėsiu akcentą. Labai svarbu, kad sąžiningai atliktumėt šitą namų darbą. Tai yra, išsirašytumėt kuo daugiau naudų, kuo daugiau problemų ir kuo daugiau tokių klausimų, kurie padės klientam išgirdus tą klausimą pačiam įvardinti problemą ir kuo daugiau kvietimų, kuriuose būtų pakankamai aišku, kad tos problemos sprendimą jie išgirs arba pasijungę prie webinaro, arba susitikę su jumis. Ar sugebėjau paaiškinti? Suprantu, atsakymų neturiu, tai greičiausiai sugebėjau paaiškinti. Dabar kokie jūsų turėtų būti veiksmai iki webinaro? Tai dar kartelį informacija. Kiekvieną antradienį 19 valandą vyksta mano kolegos Igorio iš Vokietijos. Jis yra mūsų partneris, kuris kalba 2 pagrindiniam savo kalbom, tai yra rusų kalba ir vokiečių kalba. Tai kadangi vokiškai kalbančių lietuvių mes turime turbūt tikrai ne tiek daug, kiek galbūt lengviau yra žmonėms suprasti rusų kalbą, mes esam pasirinkę, kad jisai mums čia ateina į pagalbą būtent su rusišku savo webinaru. Ir kiekvieną ketvirtadienį 19 valandą vyksta webinaras lietuvių kalba. Tai būtent vyksta tas webinaras, kurį dauguma iš jūsų jau esat matę per gautą įrašą. Ir kaip ir dar kartą pakartosiu, šitie webinarai turi pagrindinį tikslą – padėti jum darbuotis su klientais. Nes būtent čia mes atliekam tą didžiąją dalį pardavimo proceso, tai yra pristatom patį produktą ir jau netgi kai kuriais atvejais užbėgam tam tikriem klausimam už akių ir ten jau pateikiam atsakymus į klausimus. Kai jūs pakviečiat klientą į webinarą, tai labai svarbu, kad jūs tą klientą nuolat ir lydėtumėt. Todėl net jeigu jūs jau tą webinarą žiūrėsit 115 kartą, jeigu jūs žinot, kad tą vakarą jungiasi jūsų klientai, jūs turit būti tenais prisijungę, lygiai taip pat. Dabar kokios būtų taisyklės, ne? Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, klientą pakvietėt pirmadienį arba antradienį į ketvirtadienio webinarą, yra labai tikėtina, arba dar netgi, pavyzdžiui, jeigu jūs pasikalbėjot trečiadienį, ne, bet šį ketvirtadienį klientas neturi galimybės dalyvauti, jis jungsis kitą ketvirtadienį. Reiškiasi, apie save turit kažkiek laiko vis priminti. Tai pirmas priminimas, kurį galite panaudoti, ne, tai tiesiog dar kartelį susisiekėt su klientu ir sakot, pamiršau pirmo mūsų pokalbio metu tau pasakyti informaciją, kad geriausiai mūsų webinarą žiūrėti per kompiuterį, nes jungiantis per telefoną gali būti trikdžiai. Ir iš tikrųjų tai yra nuoširdi rekomendacija klientam webinarus žiūrėti ne per telefoną, o per kompiuterį, nes esam iš keletos klientų gavę atsiliepimų, kad arba nepavyko pasijungti per telefoną, arba nepasileido video, arba nesigirdėjo garso. Ne visada, aš asmeniškai, tarkim, pati kartais būna, neturiu galimybės jungtis per kompiuterį, nes tuo metu, pavyzdžiui, keliauju iš darbo namo, iš susitikimo kažkur tai aš jungiuosi per telefoną, man neteko asmeniškai su tokiais trukdžiais susidurti, bet teko girdėti tiek iš kelių mūsų partnerių, tiek iš klientų. Tada praėjo kažkuris laikas, kaip galima vėl apie save klientui priminti, ne? Tai galima parašyti, kad jungiantis į webinarą, būtinai šalia savo vardo parašyk skliausteliuose mano, ne? Na, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, tarkim, dabar aš prieš save matau Modestą. Ne? Modestai, tarkim, tu pakvietei, nežinau, Jurgą, ne? Klientę. Tai tu prašai, kad ta klientė Jurga, kai registruosis į webinarą, ten bus viena eilutė, vienas laukelis, kur reikės įvesti savo vardą, skliausteliuose būtinai parašytų, kad Jurga, skliausteliai Modestas. Ne? Pavyzdžiui, jeigu Irena kviečia Olgą, tai jinai prašo, kad Olga rašytų Olga, skliausteliuose Irena. Ne? Tai jūs lygiai taip pat paprašykit, kad klientai tai darytų.
Pirmas dalykas, jūs tokiu būdu galėsite pastebėti, ar jūsų klientas, kuris pažadėjo sudalyvauti webinare, iš tikrųjų dalyvavo, pasijungė ar nepasijungė. Kitas dalykas, tai yra, sakau, informacija, kurią jūs galite išnaudoti tiesiog priminimui apie tai, kad žmogus jums davė pažadą tame webinare dalyvauti. Trečias priminimas, tai webinaro dieną iš ryto aš visiems savo klientam, kuriuos būna kviečiu į webinarą, primenu. Kad šiandien 19 val. Vyks webinaras ir kad parašau, kad nuorodą į tą webinarą aš jiem atsiųsiu 18:45. Ir iš tikrųjų prieš pat webinarą siunčiu nuorodą. Tai būtent toks procesas ir veiksmai turėtų būti iki webinaro. Tai nepamirštam apie save priminti klientam ir čia matot pavyzdžius, kaip tai galim padaryti. Kokiegi mūsų tolimesni veiksmai paskui jau po pačio webinaro. Tai po webinaro labai svarbu susisiekti su klientu. Aš, pavyzdžiui, dažnai netgi naudojuosi tuo, kad kai kviečiu klientą į webinarą, aš iš karto sakau, kad man po webinaro bus labai svarbi jūsų nuomonė ir jūsų atsiliepimai. Iš karto klientą perspėju apie tai, kad pasibaigus webinarui arba kai ne vėliau, kaip sekančią dieną po webinaro, aš su juo kontaktuosiu. Ir yra labai puiku, kai jūs visada iš anksto kažkokius susitarimus su klientais padarote. Ne? Tai būtinai susisiekėt su klientu ir kaip idėjos, ką galite su juo pakalbėti. Ne? Tai užduokit klausimą, kas jam patiko. Ir čia labai svarbu įdėmiai išklausyti. Ir netgi aš rekomenduoju, kad netgi pasižymėti tas tokias auksinės frazes, ką įvardins klientas. Kad būtent po to tų auksinių frazių pagalba jūs galite sėkmingai daryti savo pardavimą. Kaip pavyzdys, sakykime, kodėl labai svarbu kalbėti kliento kalba ir labai svarbu būtent tai žodžiais, kuriais jisai pasakė. Aš kažkada esu turėjusi situaciją, kai dar dirbau daugiau su gyvybės draudimais, tai turėjau tokią situaciją, kad skambinausi rekomenduotam žmogui, tai buvo įmonės vadovas ir kaip tik, kad pradėjau su juo kalbėtis apie pasiūlymus įmonė. Į ką gavau atsakymą, kad šiuo metu jiem yra netinkamas laikas, nes yra metų pabaiga, jie turi didelę darbų apkrovą, balansai čia paskui dar bus ir visa kita. Ir jisai man sako, Jurga, ar jūs man galite paskambinti sausio antroji pusėje, mes jau sako, tada būsim susiskaičiavę visus viščiukus. Ir būtent tada jau galėsim svarstyti, ar mums reikalingi jūsų pasiūlymai ar ne. Ir aš savo, kadangi visada vesdavausi tokius kaip užrašus, kada kontaktavau su klientu, kokios jo buvo raktinės frazės, ką aš pasakiau, nes kai turi didelį kiekį klientų, prisimint viską, ką su kuo kalbėjai, yra tikrai pakankamai sudėtinga. Tai aš savo į užrašus savo ir pasižymėjau, kad skambinti sausio viduryje, ir kad jis būtent paminėjo tą frazę, kad bus susiskaičiavę viščiukus. Ir praeina tie 2-3 mėnesiai, po mano skambučio ateina tas sausio vidurys, aš skambinu klientui, pasisveikinu su juo ir pradedu nuo klausimo. Sakau, Genadijau, tai ar jau susiskaičiavot viščiukus? Ir jis pradeda juoktis ir tarp mūsų jau yra šiltas ryšys, nes jis puikiai supranta, kad pirmo mūsų pokalbio metu aš tikrai įdėmiai jo klausiau. Ir tai rodo būtent tą dalyką, apie ką aš jau šiandien kalbėjau, aš parodžiau, kad man klientas rūpi. Taigi, kokie jūsų tie klausimai gali būti? Kas jam patiko? Ir žyminės. Ką galbūt jisai parekomenduotų daryti kitaip? Išgirsti kažkokį atgalinį ryšį net ir su kritika yra geriau, negu visiškai nieko su klientu nepasikalbėti. Tada užduodam klausimą, ar jam apskritai kilo kažkokie tai klausimai po webinaro. Ir jeigu jam klausimai kilo, mes iš karto natūraliai nukreipinėjom link to, kad į klausimus geriausia gauti atsakymus susitikimo metu. Ir iš karto tarėmės arba dėl gyvo, arba online susitikimo. Ir čia tikrai nepamirštam svarbumo alternatyvų. Tai yra, ar jūsų klientui, pavyzdžiui, alternatyva kokia galėtų būti. Ar jums patogiau visus iškilusius klausimus aptarti susitikus gyvai, ar labiau priimtinas online formatas. Tada kita alternatyva. Ar jums susitikimui patogesnis laikas darbo metu, ar po darbo. Taigi, būtinai po webinaro turit gauti iš kliento atgalinį ryšį ir natūralu, kad turit pasiūlyti pereiti prie kitų veiksmų.
Šiaip jeigu analizuot statistiką, tai daugiau negu 65% netgi sandorių visų neįvyksta, tai yra nėra pasirašomi, vien dėl to, kad jie nėra pasiūlomi. Tai yra labai dažnai mes bijome netgi klientui užduoti klausimą, tai ar esi pasiruošęs sudaryti sutartį. Tai drąsiai tokį klausimą klientam užduoti. Net jeigu išgirsite atsakymą ne, tai yra geriau iš karto išgirsti ne, negu dėti lūkesčius, po to dar galbūt eikvoti energiją ir įkyrėti tam klientui. Tai visada drąsiai prašykit galutinio atsakymo iš klientų. Ar sudomino tave tiek, kad tu būtum pasiruošęs jau pasirašyti sutartį? Jeigu nesudomino, tai galbūt liko dar kažkokių tai klausimų ir neaiškumų. Galim susitikti ir susitikimo metu aš šitos klausimus tau atsakysiu ir tada jau galėsi priimti galutinį sprendimą. Ir šitoje vietoje visada treniruokit save, kad užbėkit galimom kliento baimėm už akių. Jeigu jūs susitarinėjat susitikimą su klientu, tai nuoširdžiai jį užtikrinkit, kad susitikimas tai nereiškia, kad iš to susitikimo turi būtinai gimti kažkoks tai jau galutinis sprendimas ir būtent sprendimas palankus jums. Tai yra, užbėkit galimai baimiai kliento, kad jūs jį terrorizuosit pasirašyti sutartį. Bet čia jūs turite tada suvokti, kad iš tikrųjų ir susitikimo metu neturit terrorizuoti to kliento, neturit jo versti tą sutartį pasirašyti. Ne? Turit būti atkaklus, bet su saiku, neperlenkiant lazdos ir nenukrypstant į kraštutinumus. Tai tikiuosi šitą irgi sugebėjau paaiškinti, ką reikėtų daryti iki webinaro ir po webinaro. Taip? Ir dabar po truputį pereisim prie dažniausiai klientų užduodamų klausimų. Ne? Ir vienas iš tokių klausimų, į kurį tikrai kiekvienas iš jūsų turit turėti atsakymą. Ir tam, kad tuos atsakymus turėtumėte, aš tikrai dar rekomenduočiau ne kartą pasižiūrėti mano webinaro įrašą, ne? Ir galbūt netgi savo susikonspektuoti, nes kai mes rašom, tai mūsų smegenys informaciją įsimena kitaip. Ta padeda padaryti dar mūsų su ranka vykdomas veiksmas. Taigi, kokius dažniausiai klausimus klientai užduoda ir į kuriuos mes turime mokėti atsakyti. Tai pagrindinis klausimas apskritai, kodėl auksas. Ne? Kodėl aš turėčiau keisti eurus į gramus. Tai tikrai nenaudosiu čia jums apie tai papasakotų skaidrių, kurias galite pasižiūrėti webinare. Tai yra brolių istorijos nenaudosiu bananų ir 3000 rublių istorijos. Ta jūs tikrai galite, kaip ir sakiau, pamatyti mano webinare. Plus iš karto dabar pati pasakiau raktinį žodį istorijos ir noriu irgi dar tokį lyrinį nukrypimą šiek tiek iš šono padaryti. Tai kodėl apskritai yra labai svarbu klientam pasakoti istorijas. Ne? Ir būtent dėl to aš webinare pasakoju brolių istoriją, klientės iš Marijampolės istoriją. Ir beje šitos dvi istorijos jos nėra išgalvotos, jos abidvi yra realios. Ir jeigu jūs pasakosit išgalvotas istorijas, klientai tai pajaus. Tikrai pajaus ir klientai apskritai turi kažkokius tai detektorius, kurie jiem padeda nustatyti, ar mes nuoširdūs ar ne. Tai istorijas žmonės visada prisimena. Ne, sakykime, aš prisimenu, kai apie istorijas teko dalyvauti vienuose mokymuose ir lektorius išvedė į ekraną kedžio nuotrauką. Ne, ir klausė, kas iš salėje esančių dalyvių mokymų prisimena tą istoriją. Pakyla rankų miškas. Ir tada vedėjas užduoda kitą klausimą, sako, ar jūs prisimenat, kada ta istorija įvyko? Ir čia prasideda versijos visiškai labai skirtingos. Kažkam ten tokia data, kažkam tokia data. Aš asmeniškai pasakysiu, aš tikrai net datos nebandyčiau spėlioti, neatsimenu, kada istorija įvyko. Bet istoriją pačią prisimenu. Ir ką tai reiškia? Kad iš tikrųjų klientai visada prisimins istorijas ir labai greitai iš galvos pames visus faktus. Aš visada apie mūsų smegenys juokauju taip, kad mūsų smegenys tai yra kaip kompiuterio kietasis diskas. Tai yra, turi ribotas galimybės informacijos kaupimui. Ir labai dažnai, ką mūsų smegenys daro, kai gauna naują informaciją, delitina kažkokią tai seną informaciją. Ne? Ir ant jos viršaus užrašo tą naują.
tam, kad tos vietos mūsų galvoj pakaktų. Tai dažniausiai perrašami būtent ir ištrinami būna faktai, bet ne istorijos. Todėl stenkite savo kalboje turėti kuo daugiau įvairių istorijų. Na, o dar papildomai jum, kaip argumentų, kodėl auksas, dar parodysiu keletą tokių skaidrių. Ne? Tai 2001 metai, 10 000 eurų suma, ką už ją buvo galima tada nupirkti. Tai Vilniuje buvo galima nupirkti 2001 metais už 10 000 eurų maždaug 25 kvadratinių metrų vieno kambario tokį kuklų butą. Arba tais pačiais metais už tą pačią pinigų sumą buvo galima nupirkti 1 kilogramą auksą. Paimkim 2020 metus ir čia skaičiai yra metų pradžios, dabar jau jie greičiausiai bent jau kas liečia auksą būtų dar netgi šiek tiek didesni. Tai tas pats 25 kvadratinių metrų butas Vilniuje vieno kambario kainuoja jau apie 49 000 eurų, o 1 kilogramas aukso lygiai taip pat apie 49 000 eurų. Ką mums rodo šitie skaičiai? Tai mums žiūrėkit, pirmas dalykas, mes puikiai suprantam, kad lyginant 10 000 eurų su 49 000 eurų, mes matom didelį skirtumą skaičiuose, tai yra būtent popierėliuose. Vat štai tokiuose popierėliuose, mes matom didelius skirtumus bėgant metą. Bet jeigu mes kalbam apie ne popierėlius, o kalbam apie vertybės, tai mes tokių skirtumų nematom. Ir mes matom, kad ar už 10 000 eurų, ar už 49 mes galim nupirkti tokią pačią prekę. Tokią pačią prekę. Taip? Ką tai mums sako? Kad iš tikrųjų ir turime dvi vertybės. Tai yra kvadratinius metrus ir gramus, kurios yra amžinos ir nepavaldžios laikui. Ir šitoj vietoje aš klientam, kai jeigu naudodavau šitą skaidrę, užduodavau klausimą. Sakau, kaip jūs galvojate? Tas žmogus, kuris turėdamas 10 000 eurų 2001 metais, jų neiškeitė nei į vieną amžiną vertybę, nei į kvadratinius metrus, nei į gramus. Kokioj situacijoje jis yra šiandien? Ką jis gali sau leisti už tuos 10 000 eurų? Ir kai šitą klausimą užduodi klientams, sulauki labai įvairių atsakymų. Kažkas pajokauja, už 10 000 eurų geriausiu atveju panaudotą metalo laužo krūvą gali nupirkti. Tai yra būtent automobilė, panaudota. Taigi išgirsit įvairių atsakymų, bet tai padeda klientams suvokti, kad iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie popierinius pinigus, tai skaičiai keičiasi labai stipriai. Ir tą jūs irgi galite pamatyti mano webinare naudojamoj skaidrėje, kai aš kalbu apie drabužių, tai yra kostiumų kainas, taip, ir kalbu apie automobilių kainas. Ten puikiai tai irgi iliustruoja, kad mums tik atrodo, kad, sakykime, ten ar butai pinga, ar kilogramai aukso ar sidabro pinga arba brangsta. Iš esmės tai iš tikrųjų pinga tik šitie popierėliai beverčiai, kurių valstybės gali prispausdinti tiek, kiek nori. Čia dar vienas iš paveikslėlių, vėl irgi įrodantis tą patį, ir 100 metų prieš Kristų viena uncija ta tunika kainavo ir 216 metai. Čia galbūt duomenys, sakykime, ir senesni, bet nesvarbu, kokius laikotarpius mes paimsim ir kokius duomenys naudosim, visada matysim, kad prekių vertė aukse visada yra plius minus tokia pati. Automobiliai tas pats. Vyram galbūt labai aktuali irgi informacija, kad už vieną unciją aukso 1950 metais Oktoberfest festivalio metu buvo galima nupirkti 95 bokalus alaus. Praėjo pakankamai solidus laiko tarpas, 2015 metai, tas pats Oktoberfest festivalis, ta pati uncija aukso, leidžia turėti tokias pačias galimybės. Dar vienas paveikslėlis, tai įrodantis, kaip auksas apsaugo nuo infliacijos, ir čia mes matom, kad 2000 metais už $100 mes galėjom nupirkti štai tokį krepšelį prekių. Praėjo 20 metų ir jeigu mes kalbam apie dolerį, jo vertė krito pakankamai ženkliai, taip, jis prarado
$35 savo vertės, ne, ir natūralu, kad jau už tuos pačius $100 mes galim nupirkti ženkliai kuklesnį prekių krepšelį. Bet jeigu mes tą patį $100 laikome ne dolerio kupiūroje, ne popieriniuose piniguose, bet tie patys $100 iškeisti į gramus, tai matom, kad 2000-aisiais, ne, mes galėjom nupirkti tokį patį krepšelį. Ar už popierinius dolerius, ar už auksą. Bet 20 metai mums rodo, kad per tą laikotarpį auksas pabrango, tai yra išsaugojo savo vertę daugiau negu 4 kartus. Va, štai tai tokie faktai gali dar irgi padėti jums klientam atsakyti, kodėlgi auksas. Plus dar labai dažnai mėgdavau irgi su klientais, kai bendraudavau, vartoti štai tokius paveikslėlius, ne, užduodama klausimas. Įsivaizduokit, kad kapstate savo sodyboje, galbūt kažkur tai, ne, ir iškasat lobį. Ir kurį iš tų lobių norėtumėt iškasti. Ir štai čia jūs matot, aš specialiai parinkusi esu paveikslėlį su tarybiniais rusiškais rubliais. Ir čia mes matom su auksiniais luitais. Ir natūralu, kad klientai dažniausiai atsako, kad be abejo rinktųsi tą lobį, kuris iš tikrųjų turi savo vertę. Man labai patinka, jeigu pavyks, aš jeigu rasiu, paskui mūsų grupę galėsiu įkelti. Vienas video plaukiantis Facebooko platybėse, kai tvarko matyti kažkokio namo palėpę, kažkurio iš buvusių sovietinių Rusijos valstybių, ne, sakykim, ir matosi, kaip palėpė, didelė patalpa ir visa nukrūlota va, tokiom kaladėlėm pinigų, tarybinių rublių, bet juos atrado dabar. Ne, sakykim, ten, kiek suprantu, tas namas priklausė kažkada tai tarybiniais laikais kažkokiam valdininkui, ne, ir jisai ten kažkada prisinešė ten kaip ir didžiulį lobį, kuris šiai dienai yra vertas didelio apvalaus nulio. Taigi tiek kol kas iki mūsų pietų pertraukos, nes mes jau kaip tik turim 11:56. Po pietų mes grįšim ir kalbėsim, kokius dar kitus užduoda dažniausiai klausimus klientai, o dabar tada jau tiesiog pačiai pabaigai, tai pati tokia, na, sakykime, reziumė, ne, kad kodėl auksas yra geriausia investicija, nes jis visų pirmiausia savo vertę yra išsaugojęs per amžius, kaip aš dar netgi mėgstu sakyti, kad auksas ir prieš 3000 metų buvo auksas ir po 3000 metų vis dar bus auksas. Tai yra apsauga nuo infliacijos, pinigai suinvestuoti į auksą, iškeisti į jį būtent mums leidžia išlaikyti perkamąją galią ir šitoje vietoje aš dažnai netgi klientam užduodavau tokį klausimą, ne, rodydavau kupiūrą, rodydavau auksinį luitelį ir užduodavau klausimą, sakau, žiūrėkit, koks yra esminis skirtumas tarp šitų dviejų dalykų, kuriuos jums rodo. Ne? Ir natūralu, klientas pradėdavo su manim diskutuoti ir dažniausiai jie patys įvardindavo, kad be abejo yra vertė, kad čia yra bevertis ir kad praėjus kažkuriam laikotarpiu jo vertė sumažės tiek, kažkada sumažės ir dar mažiau. Ir visada kalbėdavau su klientais, kad šitas 10 gramų luitelį šiandien dieną, jeigu aš jį nuspręsčiau parduoti, aš jį minimum už 500 eurų parduočiau. Ir šiandien dienai už 500 eurų drąsiai dauguma, bent jau manau, šeimų tikrai gali 3 asmenų šeima bent jau prasimaitinti už 500 eurų per mėnesį. Ir užduodavau visada savo klientui klausimą, sakau, o kaip galvojat, ar galėsim lygiai taip pat drąsiai už 500 eurų pramaitinti 3 asmenų šeimą praėjus 10 metų? Praktiškai neturėjau ne vieno kliento, kuris būtų pasakęs, kad taip drąsiai galėsim pramaitinti. Ir tada aš jam dar užduodavau kitą klausimą, o kaip galvojat, sakau, ar po 10 metų vis dar bus eurų? Tai va šitas luitelis man garantuoja, kad mano tie 500 eurų yra saugus. Tiek nuo infliacijos, tiek nuo valiutų pokyčių. Vat. Ir auksas be abejo yra tiek saugi, tiek savotiškai pelninga investicija. Tai šitą temą mes dabar baigiam. Turim 11:59. 13 valandą vėl visi čia sugrįšim.
nuorodą prisijungimui, nes dabar aš atjungsiu mus visus, tai nuorodą prisijungimui atsiųsiu maždaug 12:50 ir vėl lauksiu jūsų visų prisijungiant. Skanių pietų.